Tai sveiki visi. Šiandien norėčiau pakalbėti apie rąstų kėlimo techniką. Kokių klaidų nedaryti, kaip geriau kelt. Parodysiu jums, kaip jį paimti, kaip užsirident, kaip kelt, kokia turėtų būti rankų pozicija, kaip rąstas turėtų būti pasuktas. Tai iš esmės pats rąstų kėlimas yra bazinis pratimas. Aš jį netgi prilyginčiau prie mirties traukos. Jeigu sakoma, kad mirties traukoj dirba apie 80% raumenų, tai rąstų kėlime dirba daugiau negu 90%. Iš esmės dirba visi raumenys, pradedant nuo blauzdų, hamstringai, keturgalviai, visas presas, nugara, pečiai, tricepsas, trapecija. Tai iš esmės rąsto kėlimas yra vienas geriausių pratimų aplamai. Tiek auginti jėgą, tiek netgi auginti patį raumenį, visų kūno raumenim. Plus stabilizuojant raumenis labai dirba. Tai tikrai nuostabus pratimas. Taigi pradėsiu nuo to, kaip reikėtų pasiimti rąstą, kaip atsistot, koks paėmimas turėtų būti. Taigi kojas statom maždaug pečių plotį. Iš esmės rankenos nėra skirtumo. Ar šitai pasidėsit, ar šitai pasidėsit. Visa esmė yra tada, kai rąstas turi kontaktą su kūnu. Taigi kojas maždaug pečių plotį ir imam rąstą, keliam iki dubens, įtupiam, spaudžiam prie savęs ir taip užsiridenam. Staigus kėlimas į viršų. Dabar ką norėčiau parodyti, tai kaip atrasti visą šitą poziciją, kurioje turėtų būti rąstas. Nes, kaip žinia, jeigu norim pakelt didelį svorį, mes negalim užtrukti rąsto kelt ilgai. Turi būti viskas padaryta idealiai nuo pradžių iki galo per trumpą laiko tarpą. Taigi, kad būtų paprasčiau suprast, mūsų rąsto rankena turėtų stovėti šitaip, maždaug 30 laipsnių. Rąsto priekis, rąsto rankenos priekis turėtų būti apie 30 laipsnių viršų. Pati rąsto eiga turėtų būti virš galvos. Tai jeigu žiūrint į dilbį, nėra leidžiamas va šitoks riešo judėjimas. Tai jeigu jūs jau turit pasiėmę, rankas šiek tiek aukščiau, galva į viršų atmušta ir mūsų rąsto judėjimo trajektorija bus štai pagal dilbį. Paduodam iš kojų ir eina į viršų. Šitoj vietoj, kad rąstas nebejudėtų, yra leidžiam šiek tiek judėti su riešu, kad pastaisyt patį rąstą, kad nebūtų pirmyn atgal ir nepamestumėt rąstų. Tai, bet šitoj vietoj priešas turi būti itin tvirtai. Taigi, ką aš dabar noriu parodyti jums, kaip atrast būtent tą poziciją, iš kurios kelt, kad rąstas neprasisuktų. Tai va, kaip mums reikia žinot, kaip mums šitoj vietoj statyti rąstą. Ar jis turėtų būti taip, ar jis turėtų būti taip. Tai galūnai tie, kurie yra dideli, turi didelį pilvą, rąsto eiga yra didesnė, todėl dažniausiai pasistato šitaip, kad būtų rąsto eiga didesnė. Bet mums mažesniems tai yra visiškai neaktualu. Mums yra svarbu nuo šitos vietos užsirident. Taigi, imam rąstą, užsiridam ant viršaus, kad būtų rankenos apie 30 laipsnių, galva į viršų. Ir nuo šitos vietos matuojam, kur turėtų būti mūsų rąstas. Pačia ridenam ratai.
Ir mūsų rankena turbūt aiškiai matosi. Vienoj pusė ir kitoj praktiškai lygiai arba labai minimaliai rankena paėjus į apačią. Taigi, iš čia imam, tupiam, viskas. Tai va, pozicija, kaip ir minėjau, 30 laipsnių čia. Rastą pasimatuojat pagal save, rankeną į apačią, ar turėtų būti per vidurį, ar gal šiek tiek į viršų rankenas turėtų žiūrėti. Kas dar yra labai svarbu, tai alkūnių pozicija. Alkūnis jokių būdų negali išeiti už rankenų į šonus. Geriau šiek tiek į vidų arba lygiai, bet tikrai ne į šonus. Sumatęs, va čia tokia labai didelė klaida, kurią tikrai matau daro ne vienas. Tai pasiima rastą, užsiridena ir iš šonų rankenas ir galvoja, kad taip kaip iš pečių jis. Ne, rastas taip nesikelia. Tai alkūnis turėtų būti rankenų plotį arba šiek tiek siauriau, pakelta šiek tiek į viršų. Turbūt matosi, kad esu alkūnę suvedęs į vidų. Sekančios dvi klaidos yra nemokėjimas kelt užsimest rastą. Sako, trūksta jėgų, bet čia ne jėgos esmė, o pačioj technikoje. Ir pačių rankenų paėmims. Tai parodysiu. Jeigu jūs stringatės rastų užsimetimu, geriau maždaug nuo centro rankas pastumti apie centimetrą į priekį. Tada bus lengvesnis rastų užsimetimas. Bet jeigu jūs pastumsit rankenas į priekį ir versit rastą, jūsų rankos bus šiek tiek žemiau, tai bus sunkiau kelti viršų. Ir atvirkščiai, jeigu imsit už rankenų šiek tiek arčiau savęs, jums bus sunkiau užsirident, bet užsiridenus bus lengviau kelti viršų, nes jūsų rankos stovės šiek tiek aukščiau. Tai geriausia yra imti per rankenų vidurį ir treniruotis eigoje žaist centimetras ten arba centimetras atgal ir žiūrėti, kaip sekasi užsimetimas ir rast tą balansą. Sekanti klaida labai, kurią matau tarp sportininkų, tai yra pati rasto pozicija bandant užsimest. Tai tokią didelę klaidą daro, kai pasikelia rastą, deda ant kelių. Ne taip, kad išsitiestų, prisidėtų čia ir įtūptų, bet tai yra daroma deda ant kelių. Tada patys lenkiasi prie rasto ir bando tą rastą atkelt. Tai yra, sakykime, vos nelabas rytas toks pratimas, kuris apkrauna labai nugaros apačią. Jeigu atsistosi, bus tikrai sunku rastą iškelt, nes bus praradęs daug jėgų. Ir žinoma, bandant čia išlaikyti rastą, tas rastas pradės lysti į apačią. Pasikelsit čia, rastų pozicija bus bloga, rankenų žiūrės į apačią greičiausiai, kol jūs atsistatysit čia, prarasit balansą ir taip neteksit didelio svorio, kurį galėjot pakelt. Tai dvi tokios klaidos. Ir ką dar norėčiau paminėti? Tai pabandysiu parodyti jums iš šono. Kai pasiimat rastą, rastas atsistoja čia, mes turime šiek tiek atlinkti atgal. Nebijok atlinkti atgal, nes pats rastas svoris jums kompensuos visą tą svorio centrą. Svorio centras turėtų eiti nuo rasto vidurio per dubenį ties kulnim, tarp pėdos centro ir kulnies. Dar vienas mažas tipsas.
Keliant rąstą nereikėtų jo kelt į viršų, tai, reikėtų kelt į viršų, bet reikėtų palyst po pačiu rąstu. Žinoma, reikia keliant paduot gerai iš kojų. Jeigu jūs užsimesit rąstą ir įtūpsit per daug, taip pat prarasti daug jėgų, tai reikia rasti tą tokią optimalią padėtį, kad jūs galėtumėte iš kojų stipriai paduot, kad būtų greitis. Rąstas, žinoma, negali judėti, stabiliai laikot ir tą rąstą realiai turite išmesti iš kojų. Ar po to dabaigti jau pečių ir tricepsų pagalba. Taigi parodys, kaip atrodo. Užsimetam rąstą, įtupiam ne per giliai. Įtupiam lasos ir greitai judėsi. Tai va, tikiuosi parodžiau, kaip kelt rąstą, truputį daviau tokių patarimų. Ir čia šiaip rodžiau klasikinę push press versiją, o rąstų kėlime yra 4 versijos, tai aptart apie rąstų kėlimo versijas. Jos iš tikrųjų yra 4. Tai yra jerk presas, yra strict presas, yra viper presas ir yra push press. Tai aš jums pademonstruosiu visas 4 versijas, kad galėtumėt pasirinkti patys, kuri versija jums yra gal patogesnė, gal dėl mobilumo galit pasirinkti kažkurią tai iš šitų versijų, o dėl greičio taip pat. Taigi, pirma versija, tai jerk presas, tai yra kėlimas žirkliam. Jis atrodo šitaip. Užsimetam ir aišku, man sunku šitą pratimą parodyti, kadangi aš niekada nedarau žirkliam. Čia labiau akcentuoja sunkiaatlečiai, kurie dalyvauja galiūnuose arba tiesiog rąstų kėlimo varžybos ir treniruojasi būtent keldami rąstą žirkliam. Taigi antras variantas viper press. Kokie yra viper presso pliusai, tai jeigu varžybose yra rungtis, sakykime, svoris nėra labai sunkus ir rąstas yra keliamas varžybos pakartojimams per minutę laiko, tai viper presso jūs galite padaryti daugiau pakartojimų, jeigu svoris nėra labai sunkus ir galit kombinuoti, aišku, ir viper presso pradedant, užbaigiant push pressu. Tai dar parodysiu push press versiją. Push pressas yra kaip ir prieš tai rodžiau jums. Tiesiog užsimeti ir paduodi iš kojų, pats lendi po rąstų. Tai čia būtų push press versija. Ir kokia jau nauda, tai turbūt nauda ta, kad galima pakelt maksimaliai didelį svorį. Bent jau procentaliai atletai kelia būtent šitą versiją didesnis svoris. Ir paskutinis yra strict pressas. Strict pressą daro dažniausiai tokie galiūnai, kurie, sakykime, sveria labai daug. Yra šiek tiek mobilumo trūkumas, greičio trūkumas, bet turi labai stiprius pečius, tricepsą, krūtinės viršų, keturgalvis, nugarą ir aš aišku gal nepademonstruosiu taip demonstratyviai, kaip iš tikrųjų atlieka, bet pasistengsiu. Noriu pasakyti, kad aš irgi šitaip nekeliu, bet tai būtų irgi, jeigu kombinuot, tai labai galima šito pratimu stiprinti pečius ir tricepsą.
Šitam pratimui visiškai nereikia paduoti iš kojų, nereikia greičio, kai turi jėgos, kartais jo ir nereikia. Na tai, turbūt aptariau visas versijas, pasirinkit patys, kuri versija jums yra patogesnė, išbandykit visas, galbūt rasit savo kažkokią tinkamesnę. Taip pat turbūt pastebėjot, kad aš kėliau be diržų. Kodėl kėliau be diržų? Todėl, kad mano rąstų padėtis yra, kai aš bandau jį užsimetinėti būtent ties ta vieta, kur yra diržas, ir jeigu aš naudoju diržą, man tiesiog jis praslysta ir aš negaliu rąstų pastatyti taip, kaip jisai turėtų stovėti. Ir šiaip sąlyginai svoris yra gana nedidelis, lyginant su mirties trauka, kiek keliu. Na, kaip pavyzdys, 140, kai mano mirties trauka yra arti 300, o mirties traukoje taip pat aš nenaudoju diržo apšėlinėdamas, kol pasiekiu 220-240 kg, tai tikrai nematau reikalo čia dėti. Ir nežinau, jeigu jums patogu, jūs naudokit diržą, taip apsaugosit, aišku, apsisaugosit nuo traumų. Taigi, turbūt atsakiau visus klausimus ir jeigu patiko, paspausk laiką, paspausk subscribe, parašyk komentarą, galbūt kažkas neaišku, pabandysiu dar paaiškinti. Iki sekančių kartų.